Sveiki, mano vardas Eglė, aš esu sveikatos terapijos centro įkūrėja. Ilgainiui tai vadinsis ilgaamžiškumo klinika, kadangi pati labai domiuosi tokiais būdais ir metodais, kas padėtų žmogui pailginti jo kokybiško gyvenimo metus. Tai šiame centre mes teikiame hiperbarinės deguonies terapijos paslaugas, taip pat sporto trenerio paslaugas, mitybos paslaugas, šalčio terapiją. Aš pati esu labai fiziškai aktyvus žmogus, per dieną surenku iki 40 000 žingsnių ir pati labai skatinu ir kitus kuo daugiau vaikščioti, kuo daugiau naudotis ne automobiliais, o savo kojomis, kadangi vaikščiojimas jisai turbūt yra bene pats pigiausias būdas palaikyti savo fizinę formą. Kaip atsimenu, įstojus į universitetą, dar neturėjau mašinos, tai aš bėgdavau 8 km į paskaitas ir 8 km parbėgdavau namo po paskaitų. Tai čia kaip man kažkas sako, kad neturiu laiko ar galimybių, aš laiką šitą pavyzdį pateikiu, kaip įmanoma iš tikrųjų tą fizinį aktyvumą palaikyti. Norėdama kuo daugiau judėti mieste, aš savo nusistatau tam tikras taisyklės. Pavyzdžiui, 2 dienas per savaitę aš nenaudoju automobilio. Tai yra, renkuosi arba bėgimą, arba vaikščiojimą, arba dviratį. Dviratį iš tiesų, nesumeluosiu, senokai naudojau, bet dažniausiai bėgioju. Ir šios mažos taisyklės, jos padeda palaikyti discipliną ir ugdyti tam tikrus įpročius. Tai tą patarčiau ir visiems žmonėms, kad pradėkit nuo paprastų veikiamų dalykų. Jūs pamažu pajausite naudą ir patys norėsite tai daryti. Man didžiausias iššūkis tikriausiai nesurinkti aktyvumo minutes ar nesugalvoti savo būdų, kaip man pasportuoti, bet tikriausiai surinkti tas poilsio minutes. Tai dėl to gimė ir mūsų sveikatos terapijos centras, kad padėti ir savo, ir žmonėms skirti dėmesio poilsiui, kokybiškam poilsiui. Tai yra tam tikros procedūros, atsipalaidavimo procedūros, šalčio terapija, hiperbarinė deguonies terapija, kurios pačios padeda ne tik atsigauti, bet ir suteikia tos energijos ir resursų norėti dar daugiau judėti.